Atsidūrėm pirmą Dakaro avariją. Ir kas liūdniausia, kad Bitlas ton avarijai sugebėjo padaryti nuvažiavęs vos 1 kilometrą nuo startą ir ton avariją padarė prologą metu. Kas nežinot, prologs yra kaip kvalifikacija, kad yra į bendrą tavo laiką, net nesiskaičiaun. Viskas kontas nuliam, tai kelint tu finišuoju prologį, tad tokią tvarką renkys, kada startausi, jau normaliam stage. Tai pavyzdžiui, jeigu atvažiava pirms per prologą, pirms išsirinksi kelint startausi pirmam stage. Tada rinksies antras ir paskutinis rinksies jau tik tai, kas liks anam. Ir toks pasirinkimas gali būti nebent tiesiog strateginis, nes pavyzdžiui, jeigu išvažiuosi pirms, tai tu neturėsi sekti kino vėžių, tai bus sunkiau naviguoti. Jeigu išvažiuosi paskutinis, tu turėsi daug vėžių, bet gali tekti kažko apsilenkinėti, kažkas gali tau trukdyti prieki būdam, kelti dolkis ir panašiai. Tai čia jau strategaun komandas atskiria, kas anim yra geriau, ką paniai galvo, kad atvažiaus greičiau, nes vienintelis tikslas yra įveikti greičio ruožą kuo greičiau. Ir būtent tudė prologs turbūt važiuojams labai atsargiai, nes tu gali sudaužyti mašiną, kaip tai šitą ką padarė, aišku, atsiverti ir važiavo toliau, pasisekė. Bet esmė ta, kad prologį tu nieko realiai nelaimi. Tai reikia nuvažiuoti 23 km, nesudūžti, ir gal kažkiek pasistengti net važiuoti tam paskutiniam. Kaip minėjau, tas ekipažas dar iš raliaus nepasitraukė, nim pavyko atsiversti ant mašiną ir važiuoti toliau. O visi lietuviai ekipažą prologą įveikė puikiai, be problemų ir jau šiandien startavo normaliam stage. Jeigu nori pamatyti daugiau video apie Dakarą, sužinoti kas yra kas ir kaip kas veik, paspausk like, follow ir susitiksam kitam video.